Augini tuos vaikus, o kokiu keliu jie pasuks, taip ir neaišku. Taip ir su partijom. Kūrė tą partiją, o kai susikūrė, pasako kūrėjai, aiksenį tu šieno ravėt. Ir dar visai pravardžiuoja. Atvyko Landsbergis iš Briukselio su jaunaisiais kolegom pavalgyti šašlaiko, pagėdo tautinę giesmę. O jie jam kaip užgėdojo. Algis Ramanauskas konservatorius, tačiau vyras matyt nesitikėjo, kad partijos patriarchas ir garbės pirmininkas ateis pasiklausyti jo dainuojamų melodijų. Vagių valdžia, vagių valstybė, Landsbergis vagių ir vyriausybė. Lietuvoje įvyko neįtikėtina perturbacija. Konservatorių šventėje jaunieji konservatoriai Landsbergį išvadino vagimi. Ir kasgi tas drąsuolis? Drąsiausias zuikis puikis. Kuris savo dainos žodžių Landsbergis vagis taip ir neišdrįso pasakyti profesoriui į akis. Bet tai ar profesorius nusipelnė šitokio savo bendrapartiečių pagarbos? Man tai Landsbergis kaip koks kudirka. Profesoriaus žodis kaip kudirkos varpas turėjo ne vieną jaunesnį bendrapartietį prikelti iš šito nešvankybių liūno. Šiomis dienomis vyko grandiozinis Landsbergio šašlaikų balius. Partijos sąskrydžio metu įvyko konfliktas tarp partijos patriarcho vadovaujamo flango ir margaspalvio jaunimo. Šmek, 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 šmek. Am, nam, nam. Dai, šmek, 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 šmek. Susirinkę jaunieji konservatoriai labai linksminosi, užgulė stalus, čiupo bokalus, šoko, trypė, dainavo ir net keikės. Tai labai nepatiko Vytautui Landsbergiui. Kudirka buvo senų pažiūrų konservatorius. Jam labiau patiko dainos negu keiksmai. Dabar būna atvirkščiai dažniau. Vincas Kudirka ne bokalus kalambijo keldamas tautą iš miego, ne šašlyko iešmo ar kiaulės koja mojavo, o tautiniu varpu skambino Čiurlionį, ragindamas lietuvį atsibusti. Aš irgi esu senų pažiūrų, man irgi labiau patinka dainos negu keiksmai. O čia dabar kas? Vietoj Vinco Kudirkos tautinės giesmės kažkokios tai svastikos. Ir dar sukasi greitai. Ant scenos Algis Ramanauskas greitai. Ji vėl biure, jos akis paraudė nuo vakar bare. Algis Ramanauskas konservatorius, tačiau vyras matyt nesitikėjo, kad partijos patriarchas ir garbės pirmininkas ateis pasiklausyti jo dainuojamų melodijų. Vagių valdžia, vagių valstybė, Landsbergis vagių ir vyriausybė. Pamatęs Landsbergį, Ramanauskas nuščiūva ir išsigąsta. Tolesnis dainos tekstas yra štai toks. Vagių valdžia, vagių valstybė, Landsbergis vagis, vagių ir vyriausybė. La, mums reikia naujo vado. Ramanausko liežuvis užsikerta. Kas kirvi, kas dalį, o kas ir automatą. Tentaranga, išsmauksim piraspus. Profesoriui tokios dainuškos ne prie širdies, tačiau jaunimas tūsinasi toliau. Kerta šašlyką, karka, kumpį, sūrį kartu su Degutiene, Anušausku, Adomėnu Masiuliu ir Roku. Kaip jau supratote, šis balius uždaras. Šiuos unikalius kadrus jums pateikia specialiai infiltruotas, specialiai parengtas Kakadu korespondentas Domininkas. Jo užduotis nusitvoti kartu su partijos vadovybė. Kvietrugis. Kakadu korespondentas puola girtis, kaip jo senelis kartu su Landsbergiu griovė kolūkius, šiperiardė, lupo cvekus, daužė plytas ir parsivarė tūkstančius karvių namo. Iš tiesų reiktų skaičiuoti taip. Aš esu Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys nuo 2000 metų. Tai vadinasi, kiek šitų metų? 12 jau, ar daugiau? Tai panašiai ir tiek yra. Tai aš gilesnis už jūs konservatorius, mano senelis su Landsbergiu kartu kolūkius griovė. Laimingas kaip vaikas apie stalus sukasi Rokas. Nieko nevalgo, negeria, tik visiems giriasi naujai susimeistrautų žaislų. Tai Ignalinos elektrinė, veikianti. Čia yra reaktoriaus modelis tokio reaktoriaus, kokį mes ketiname statyti Lietuvoje. Mes ją pastatysime.
Pačiame šventės įkarštyje ištinka nesėkmė. Kakadu šnipą išmaskatuoja Seimo Oksfordas dendis ir debita Mantas Adomėnas. Jis šį veidą įsidėmėjo visam gyvenimui. Gal dabar galit patraukti tą kamerą? Ačiū Jums. Kakadu korespondentui teko pereiti prie plano B – integruotis į patriotinį pensininkų chorą. Žiūri profesorius į augančią pamainą prisimerkęs ir kažinką meslyje. Paimtų bizūną gerą, kaip rėžtų rėžį jau šitas balabaikas, ne vienam čia bestrapaliojančiam. Lieptų mintinai ir Vidūno raštus iškalt, ir Kudirkos giesmes, ir Maironį, ir patį Basanavičių, ir naktį pakeltam iš miego Čiurlionį pašvilpaut.